Panevėžio Ąžuolo pagrindinės mokyklos mokiniai vadovaujami mokytojo Romo Kupčinsko, kaip ir kasmet Panevėžio Laisvės aikštėje organizavo lesyklėlių dovanojimo akciją. Ši šauni ir labai graži akcija gyvuoja jau 8 metai, o prasidėjo ji... Pradžioje kalėme mokykloje su tėveliais vaikams, bet atėjo viena močiutė ir paprašė lesyklėlės. Sako, ar galite man padaryti lesyklėlę? Ir kažkaip kilo tokia idėja, kad tikrai močiutė negali pasidaryti namuose, nori lesinti paukščiukus. Ir sugalvojom šią akciją, kalti lesyklėlės ir tada dovanojame mokykloje. O paskui sugalvojom atvažiuoti į Laisvės aikštę. Kadangi mūsų mokykla buvo labai pakrašty, niekas nežinojo maždaug, kur yra lesyklėlė, mūsų mokykla. Ir sugalvojom mes patys prisistatyti Laisvės aikštėje ir dovanoti lesyklėlės. Kalti lesyklėlės vaikai lankantis būrelius miško meistreliai ir jaunasis meistrelis pradėjo prieš porą mėnesių. Pasak vieno iš mokinių, jau 3 metus dalyvaujančių šioje akcijoje, toks darbas yra ne tik įdomus, bet ir padedantis išgyventi paukščiams, kurie ypač šiemet sunkiai suranda savo maisto. Patiko šitą akciją, kad kalam tas lesyklėlės, dalinam žmonėm, vis tiek paukščiai žemoje sunkiau susiranda maisto ir jam padedam mes jam paprasčiausiai. Pasak būrelio vadovo Romo Kupčinsko, šiemet sukalta apie 130 lesyklėlių. Dalį jų mokiniai pakabino prie mokyklos, kitos buvo padovanotos Panevėžio miesto gyventojams, kurie taip pat, kaip galėjo, prisidėjo aukomis šios mokyklos mokiniai. Lesyklėlės nuo Laisvės aikštės grindinio dingo maždaug per 10 minučių ir nors galima buvo jas tiesiog pasimti ir neštis, tačiau daugelis čia atėjusių, neišskiriant ir žiniasklaidos atstovus, prie akcijos prisidėjo ir piniginėmis aukomis. Beje, Ąžuolo pagrindinės mokyklos technologijų mokytojas Romas Kupčinskas už mokinių kūrybiškumo, darbštumo, gamtos ir žmogaus ryšio pažinimo skatinimą šiemet yra išrinktas metų panevėžiečių švietimo srityje.